Jau nuo seniausių laikų, vedami smalsumo pažinti, žmonės keliavo. Kiekviena kita šalis ar mūsų šalies regionas turi savo istoriją, kultūrą, papročius. Taigi geriausias būdas tai pažinti – čia apsilankyti. Net ir trumpa viešnagė neabejotinai suteiks jums nepamirštamų įspūdžių, praplės akiratį, sužadins norą dar daugiau pamatyti, atrasti, pajausti. 2012 sausį nuoširdį draugystė užsimezgė tarp Birštono kaimiškųjų vietovių ir Alytaus rajono bei Austrijos Elsby-Wienerwald vietos veiklos grupių. Tada svečiuose pas austrus buvo pasirašytas bendradarbiavimo kaimo turizmo ir kaimo plėtros srityse ketinimų protokolas. Kitąmet oficialiai pasirašius sutartį, pradėtas įgyvendinti bendrai inicijuotas projektas Malonumai judant, kurio tikslas – sukurti tarptautinį turizmo maršrutą, skatinantį šių regionų vietos bendruomenių iniciatyvas, smulkųjį ir vidutinį verslą, norą keliauti, pažinti. Tai prasidėjo nuoseklus, abipusiškai naudingas darbas. Projekto partneriai keitėsi vizitais, dalijosi regionų identiteto kūrimo patirtimi, diskutavo apie turizmo plėtrą. Į projekto veiklą įtrauktos vietos bendruomenės, verslininkai ir vietos valdžia užmezgė naujus kontaktus, naudingus jiems plėtojant veiklą, amatus. Birštono ir Alytaus rajono savivaldybės priklauso Dzūkijos regionui, pietrytiniam Lietuvos etnokultūriniam ir istoriniam kraštui. Išskirtinė regionų vertybė – per teritoriją tekanti didžiausia ir ilgiausia Lietuvos upė Nemunas, kurios krantuose plyti dideli miškų masyvai. Didžioji dalis Alytaus rajono ir Birštono savivaldybės gamtinių išteklių susitelkia saugomose teritorijose, nacionalinėme ir regioniniuose parkuose, draustiniuose. Plaukiant Nemunu, galima aplankyti įdomias Alytaus krašto ir Birštono bei jo apylinkių istorinės vietas, architektūros paminklus, susipažinti su vietos gyventojais. Šiame regione, kaip niekur kitur Lietuvoje, išlikusi tradicinio gyvenimo būdo, saikingo ūkininkavimo ir natūralios gamtos darna. Austrija – viena gražiausių Europos šalių, kurios savitas ir unikalus kraštovaizdis, kultūros paveldas vilioja turistus iš viso pasaulio ir vasarą, ir žiemą. Elsby-Wienerwald regionas, kuriame gyvena per 30 000 žmonių, yra žemutinės Austrijos dalyje. Didelės reikšmės regiono plėtrai turi šalies sostinės Vienos miesto kaiminystė. Regioną sudaro 14 seniūnijų, iš kurių net 11 įeina į VVG Elsby-Wienerwald sudėtį. Elsby-Wienerwald išvertus lietuviškai reiškia šermukšniai šalia Vienos miško. Grūstiniai šermukšniai šio regiono identiteto ženklas. Įspūdingose kalvotose vietovėse augantys nepaprasto grožio medžiai, vietos gyventojų ypatingai prižiūrimi ir saugomi. Iš šio medžio vaisių gaminami įvairūs produktai – sirupas, saldainiai, uogienės, likeris, degtinė, kiti suvenyrai. Grožėti šermukšniais turistai gali keliaudami specialiai tam įrengtais takais. Kiekvienas regiono miestelis turi savo veiklos strategiją. Pavyzdžiui, jei žemės geros, vystomas žemės ūkis, jei nederlingos, plečiamas paslaugų sektorius. Visa tai daroma žmonių gerovės vardan. Akivaizdu, kad visus projekto partnerius jungia noras išsaugoti unikalią savo regiono gamtą, kultūrą, papročius, amatus, plėtoti tarptautinį turizmą. Tad kviečiame jus keliauti, pamatyti, vertinti, susipažinti, pajausti. Nėra abejonės, kad nors trumpam užsuksite į Birštoną, savivaldybės centrą, vieną seniausių Lietuvos balneologijos kurortų, viliojantį ne tik moderniomis gydyklomis, sanatorijomis, bet ir išskirtiniu kultūros paveldu, gamtos vertybėmis, laisvalaikio galimybėmis. Birštone įkurta vieno didžiausių šalyje Nemuno Kilpų regioninio parko direkcija, mat Birštonas nuo senų senovės neatsiejamas nuo Lietuvos upių tėvų vadinamo Nemuno. Nuo kurorto tik 2 kilometrus nutolusi Birštono vienkiemio gyvenvietė, seniūnijos centras.
Daugiau nei prieš 10 metų aktyviausi kaimo žmonės susibūrė į Birštono vienkiemių bendruomenę, šiandien garsėjančią aktyvę projektinę, etnokultūrinę veiklą, parengtomis muzikinėmis ir edukacinėmis programomis. Bendruomenės svečiams smagu pasisemti naujos kulinarinės patirties edukacinėje pamokoje bulvė kasdienai ir šventei, o vėliau pasilinksminti, pabendrauti. Birštono vienkiemių bendruomenės entuziastų dėka gimė ir klojimo teatrų festivalis. Tradicinė šventė kas 2 metai rengiama Matiešionyse, ūkininkų Marytės ir Jono Galinių sodyboje. Nuo Birštono vienkiemio važiuodami pagrindiniu keliu Naudžiūnų link, pamatysite pakelės miško medį, ant kurio pritvirtinta koplytėlė su angelu. Tai 4. angelas iš 14 skulptūrėlių, angelų žyminčių kiekvieną kilometrą nuo Birštono sakralinio muziejaus iki Puzonių kaimo. Net ir mažytis Naudžiūnų kaimas turi kuo didžiuotis. Čia daugiau nei 25 metai veikia didelis ūkininko Jono Gradecko ūkis. Tad jeigu jūs sudomintų pažangaus ūkio kūrimo idėjos, nedvejodami kreipkitės į ūkio šeimininką. Žemdirbystės kultūros, pažangių žemės dirbimo, javų auginimo technologijų iš Jono Gradecko pasimokė ne vienas pradedantysis ūkininkas. Sėkmės istorija domisi ir užsienio svečiai. 12 km nuo Birštono, Nemuno Kilpų regioninio parko teritorijoje yra Matiešionių kaimas. Jame gimė tragiško likimo iškilus 20 amžiaus kalbininkas, baltistas profesorius Jonas Kazlauskas. Profesoriaus sodyba kruopščiai puoselėjama ir dažnai lankoma žmonių, gerbiančių jo atminimą. Šalia Jono Kazlausko tėviškės auga ąžuolynas, Lietuvos tūkstantmečiui atminti. Kad Matiešionyse būtų gera gyventi, daug prisidėjo vietos bendruomenė. Susibūrusi draugėn, ji rašo projektus, organizuoja talkas, rengia edukacinės programas, puoselėja etnokultūrinės tradicijas. Puzonių kaimą išgarsino Angelų kelio kūrėja talentinga tautodailininkė Rimantė Butkuvienė. Nepasikuklinkite, užsukite į jos jaukią sodybą. Šeimininkė mielai papasakos apie savo kūrybinį kelią ir jūs galėsite čia pat kieme pasigrožėti šeimininkės sukurtomis angelų skulptūrėlėmis. Autorės kūriniai pasklidę ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį. Iš Puzonių keliaukite Siponių kaimo link. Netoliese staigiame Nemuno posūkyje, Punios Kilpos gale, ieškokite įspūdingo geologinio gamtos paminklo Siponių atodangos. Žinoma, jie geriausia gerėtis plaukiant Nemunu. Važiuojant keliu jūsų akis patrauks senų aukštų medžių alėja, vedanti buvusio Siponių dvaro link. Manoma, kad šioje vietoje dvaras ir parkas buvo įkurti daugiau nei prieš 400 metų. Išlikęs dvaro tvartas ir parko fragmentai paskelbti kultūros paveldo objektu. Dabar buvusio dvaro teritorija privati nuosavybė, tačiau dvaras atgimsta ir yra atviras visuomenės poreikiams. Siponių bendruomenė taip pat garsėja aktyvia etnokultūrinė veikla. Visi žinome, kad savo rankomis padarytas varškės sūris tikras skanumėlis. Tuo galima įsitikinti, dalyvaujant Siponių bendruomenės edukacinėje programoje Sūrio pamoka. Gaspadinės išradingumui nėra ribų. Sūris su kmynais, vaisiais, aguonomis, saldus, sūrus, džiovintas. Žodžiu, vienas už kitą skanesnis ir įmantresnis. Na, o patenkinus smalsumą, pasmaližiavus, reikia ir pasilinksminti. Iš Siponių važiuodami Nemajūnų link, nepraleiskite progos susukti į Birštono krašto ūkininko Edmundo Valatkos sodybą. Ūkininkavimo srityje nemažą patirtį sukaupę šeimininkai mielai papasakos apie savo veiklą, aprodys valdas,
Pasidžiaugs autentiškai atstatyta klėtimi. Tikrai yra kuo didžiuotis. Nėra abejonės, kad čia paragausite ir pajausite tikrą kaimiškų rūkytų mėsos gaminių skonį. Tik 3 kilometrus nuo Nečiūnų nutolę Nemajūnai rašytiniuose šaltiniuose minimi nuo 17 amžiaus. Kaimo žmonių pasididžiavimas, neogotikinė šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, vienintelis išlikęs originalus medinės neogotikos liaudies meistrų kūrinys Lietuvoje. Turistus domina ne tik bažnyčios architektūra, bet ir interjeras. 19 amžiaus dailės vertybės, unikalus iš 64 jaunamarčių juostų surištas kilimas. Kalbama, jis turys magiškų galių. Pabuvojus prie šio kilimo, greičiau surandamas jaunikis. Netoli bažnyčios yra senos kapinės, jose stovi įdomi mauzoliejinė koplyčia. Čia palaidotas rašytojas Stanislovas Moravskis. Kapinaitėse ilsėsi ir veterinarijos mokslo pradininkas Lietuvoje Elijošius Nonevičius. Aš pasėjau duliniukų, Šiame krašte aktyviai veikia Nemajūnų bendruomenės santalka, kurios vienas tikslų – atgaivinti senuosius amatus, ypač linininkystės tradicijas. Šiandien linas beveik išnyko iš mūsų laukų, tačiau seniau mėlynžiedis augalas ir rengė, ir maitino, ir gydė. Linas nusipelnė didžiausios pagarbos, todėl yra apdainuojamas daugelyje mūsų senųjų tautos dainų. Džiugu, kad dar turime iš ko pasimokyti. Savo patirtimi mielai dalijasi Anelė Tamošiūnienė, nenuilstanti Voseliūnų kaimo audėja. Dabar edukacinė veikla plėtojama naujajame Nemajūnų amatų centre. Prie šaltinio gilaus, mėlynai, kaip pakelis rangos. Nebejojame, kad puikių emocijų, geros energijos ir ramybės jūs pasisemsite apsilankę Paverknių kaime, ūkininko Alvydo Mielaikos žirgyne. O dabar keliaukime į Alytaus kraštą, laukiantį visų norinčių susipažinti su rajono istorija ir šiandiena. Punia viena seniausių Lietuvos vietovių, minima nuo 14 amžiaus. Švento apaštalo Jokūbo bažnyčios ištakos siekia 15 amžiaus pradžią, kai Punioje bažnyčią statyti paliepęs Vytautas Didysis. Bažnyčios architektūrai būdingas baroko ir klasicizmo stilių derinys. Už maldos namų stūkso legendomis apipintas Punios piliakalnis, vienas garsiausių ir didžiausių Lietuvoje. Nuo jo atsiveria įspūdinga panorama, plati Nemuno juosta ir Punios šilas. Punioje prasideda ir Nemuno Kilpų regioninio parko teritorija. Turbūt daug kas iš jūsų esate girdėję apie ypatingus skonio dzūkiškas bulvines bandas, kepamas ant kopūstų lapų. Jei ne, verta išgirsti, pamatyti ir paragauti. Tikrai bandos tokios skanios, kad net liežuvį galima praryti. Punios bendruomenė didžiuojasi iniciatyviais ir versliais žmonėmis. Kaimo pakraštyje veikia modernus Algimanto Žemaičio ūkis. Jame, kiek tik akis užmato, be galo ir krašto driekiasi įvairiaspalviai gėlynai. Atsakomybę už verslą dalijasi visa Žemaičių šeima. Smagu, kad yra kam perduoti patirtį. Belieka pridurti, kad atkarpa nuo Birštono seniūnijos Nemajūnų kaimo iki Punios yra viena iš Birštono ir Alytaus rajono vietos veiklos grupių parengto Panemunės dzūkų turizmo maršrutų trasų. Keliautojams siūlomas išskirtinis turizmo inventorius ir neįtikėtinos pramogos. Butrimonys kūrėsi 3 svarbių kelių sankirtoje. Per daugiau nei 300 metų istoriškai susiformavo trikampė miestelio aikštė, vienintelė tokia Lietuvoje. Dabar aikštės planas ir centrinės miestelio dalies gatvių tinklas Lietuvos urbanistikos paminklas. Miestelio istorija glaudžiai susijusi su 3 tautų –
lietuvių, totorių ir žydų bendruomenių gyvenimo. Butrimonių bažnyčioje yra vertingų dailės kūrinių. Nuo seno Butrimonys garsėja kūrybingai žmonėmis. Alytiškės gydytojos Dainos Nemekšienės įkurtojo dailės galerijoje dažni svečiai yra rajono ir šalies menininkai, vietos bendruomenė, čia vyksta parodos, simpoziumai. Liaudies amatų tradicijoms neabejinga tautodailininkė Danutė Senutienė, iš vietoje randamų akmenėlių komponuojanti originalius paveikslus. Dar viena ypatinga vieta Dzūkijoje – Raižiai, Lietuvoje gyvenančių totorių musulmonų dvasinis centras. Daugiau nei prieš 600 metų Vytautas Didysis pakvietė kelis šimtus kilmingų totorių šeimų apsigyventi Lietuvoje. Manoma, kad pirmoji totorių mečetė Raižiuose stovėjusi jau 16 amžiuje, dabartinė pastatyta 19 amžiaus pabaigoje. Turbūt dauguma jūsų ragavote šimtalapį, totorių nacionalinį saldumyną. Raižių bendruomenės namuose organizuojamos šimtalapio degustacijos. Pivašiūnai visais metų laikais gausiai lankomi tikinčiųjų ir turistų. Manoma, kad per žolinės atlaidus atvyksta iki 30 000 žmonių. Vietovė minima nuo 17 amžiaus. Pivašiūnų bažnyčią 19 amžiaus pradžioje pastatydino vienuoliai benediktinai. Įspūdingas bažnyčios interjeras, 15 medinių paauksuotų skulptūrų, retai kur Lietuvoje aptinkamas apeinamas altorius. Didžiajame altoriuje stebuklais garsėjantis paveikslas Švenčiausia mergelė Marija nuliūdusiųjų paguoda. Bažnyčia įtraukta į popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelią. Išskirtinio dėmesio sulaukė Pivašiūnų amatų centras, parengęs ne vieną įdomią edukacinę programą. Smalsūs lankytojai nesikuklina, domisi, kaip kepti lietuvišką duoną, muša sviestą, gamina medžio raižinius. Būtinai aplankykite Ežerų kraštą Daugus, istoriniuose šaltiniuose minima 14 amžiaus kryžiuočių kronikoje. 17 amžiaus pabaigoje Daugai gavo Magdeburgo teisę ir herbą. Nepamirškite daugiau pasidomėti legendomis apipinto Daugų ežerų, istorijomis apie jame gyvenančias laumes, nuskendusį lobį. Vertingas sakralinės architektūros pavyzdys 19 amžiaus vidurio neogotikos ir klasicizmo stiliaus Daugų Dievo apvaizdos bažnyčia. Kasmet Liepos 6-ąją Daugai pakiliai švenčia Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo valstybės dienos šventę. Joje lankosi net Lietuvos prezidentai, kiti garbingi valstybės svečiai. Populiarios ir turistų pamėgtos Daugų miesto bendruomenės visuomeninės organizacijos Daugų kraštas edukacinės programos. Mokoma pinti, tapyti ant šilko, megzti, siuvinėti, daug dėmesio skiriama grikininkystės tradicijoms puoselėti. Kančinų kaimo bendruomenė dėmesio centras, kuriai vadovauja Monika Ražanauskienė, viena aktyviausių Alytaus rajone. Bendruomenė skatina Kančinų ir aplinkinių kaimų gyventojų aktyvumą, organizuoja amatų mokymus, vykdo socialinį verslą. 2014 m. rudenį baigta restauruoti 19 amžiaus vidurio Bakaučiškių dvaro koplyčia, nebejotinai taps turistų traukos vieta. Tarpukariu koplyčia priklausė 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui, ministrui pirmininkui kunigui Vladui Mironui. Alovė rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 15 amžiaus. Tuo metu čia buvo dvaras priklausęs Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Norintys susipažinti su Alovės kultūriniu paveldu, pirmiausiai turėtų aplankyti klasicistinio stiliaus Švenčiausios Trejybės medinę bažnyčią, pasigrožėti liaudiškos architektūros formos varpinę, tai nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės. Parapiečių gerbiamas klebonas Stanislovas Stankevičius ryški asmenybė. Ne veltui jis pelnė Alytaus rajono geriausio dvasininko titulą ir garbės piliečio vardą. Aktyviausi Alovės kaimų žmonės įsitraukė į bendruomenės visuomeninės organizacijos Susiedai veiklą. Jos pirmininkė Asta Kisielienė, garsi edukacinių programų vedėja, sertifikuotų tautinio paveldo, produktų amatininkė, senojo kepimo amato puoselėtoja. Populiari jos parengta edukacinė programa Duonos kelias nuo grūdo iki stalo. Ar žinote, kad Alovės seniūnija garsėja šaltalankiais? Netoli Alovės Venciūnų kaime plyti didžiulis šaltalankynas.
Jo savininkai ūkininkai Daiva Kvedaraitė ir jos brolis Sigitas Kvedaras savo verslą pradėjo prieš 10 metį ir jiems puikiai sekasi. Ekologiško ūkio veikla ypač domisi užsieniečiai. Daug neišdildomų įspūdžių patirsite Nemunaityje. Nemunaitis dzūkiškas malonybinis Nemuno vardas. Nemunaičio pilis ir dvaras minimi 14 amžiaus kryžiuočių karų aprašymuose. Ilga ir sudėtinga Nemunaičio bažnyčios istorija prasidėjusi 17 amžiaus 3 dešimtmetyje. Dabartinė neogotikinė bažnyčia baigta statyti 1904 metais. Šalia jos vėliau įrengtas Lurdo grotas. Įdomu tai, kad iš viso Lietuvoje tokių grotų yra apie 30. Nemunaitį puošia iškilaus Lietuvos skulptoriaus Vinco Grybo sukurta kario skulptūra, paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Neabejojame, kad jums bus įdomu išgirsti sudėtingą paminklo kūrimo istoriją. Su tarpukario Lietuva susijęs ir misijų kryžius išlaikęs net sovietmečio metus. 2011 kryžius restauruotas. Jūs tikrai sudomins tarpukariu pastatytas pranciškonų vasarnamis, vietos gyventojų vadinamas vienuolynu. Jo istorija susijusi ir su partizanų pasipriešinimų judėjimu. Kalbama, kad Nemunaičio bendruomenė tvirta kaip kumštis. Tai rodo jos nuveikti darbai. Įgyvendinus ES finansuojamą projektą, sutvarkytas kelias į Panemunę, įkurta poilsiavietė prie šaltinio su šuliniu, įrengta apžvalgos aikštelė prie kunigo akmens. Akį traukia prie Nemuno kranto stovinti jauki, gražiai sutvarkyta ir originaliai apželdinta nemunaitiškių Gintauto ir Danutės Žiginskų sodyba. Sudvajų kaime ramybę pakeri Vidos ir Eimučio Gudelevičių sodyba. Jo šeimininkai visada svetingai atveria vartus smalsiems turistams. Nepamirškite užsukti į Raitininkų seniūnijos kaimus Makniūnus ir Ryliškius, kuriuos supa grybingi miškai. Ryliškiuose kasmet vyksta tradicinė grybų šventė. Ryliškių Šventos Monikos bažnyčia neseniai atšventė 20 metų jubiliejų. Netoli Alytaus vaizdingoje vietoje ant Nemuno kranto Radžiūnuose įkurtas nuotykių parkas Tarzanija. Kviečia ne tik jaunimą suaugusiosius, bet ir vaikus. Per Nemuną įrengta nepertraukiamo skrydžio trasa į abi puses, ilgiausia Europoje. Siūlome kartu su bičiuliais nuostabioje gamtoje praleisti nepakartojamą įspūdžių laiką, juk Tarzanijoje ne tik atrakcijos žaidimai, bet ir edukacinės programos. Įdomus ir savitas Miroslavo miestelis įsikūręs 3 senų kelių kryžkelėse. Švenčiausios Trejybės bažnyčios ištakos siekia 18 amžiaus vidurį, kai buvo pastatyta medinė bažnyčia. Dabartinė bažnyčia atstatyta 1921 metais. Vienas seniausių Lietuvos vietovių Simnas – turistų traukos centras. Rašytiniuose šaltiniuose jis minimas nuo 1382 metų. 17 amžiaus pradžioje suteikta Magdeburgo teisė. Simną nusiaubė 18 amžiaus pradžios badas ir maras, po kurių jis ilgai neatsigavo. Ypač vertingi 20 amžiaus pradžios žydų architektūros pastatai. Didžiausia Simno vertybė 1520 metais pastatyta Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, seniausias architektūros paminklas Užnemunėje ir vienintelė bazilikinė kryžminio plano renesansinė bažnyčia Lietuvoje. Jeigu norėsite savo akimis pamatyti vieną didžiausių ir pažangiausių Alytaus žemės ūkių, užsukite į bendrovės Atžalynas ūkio centrą Gluosninkų kaime. Algis Žėkas. Bendrovės veiklai vadovauja jau 20 metų. Jis tikrai atsakys į visus jūs dominančius klausimus susijusius su žemės ūkiu. Gamtos mėgėjų tikras malonumas laukia Aleknonių kaime, vienintelėme Lietuvos Žuvinto biosferos rezervate. Tai pirma ir seniausia mūsų šalyje saugoma teritorija, įkurta 1937 metais profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva. Žuvintas pirmoji Lietuvos vietovė įtraukta į pasaulinį UNESCO biosferos rezervatų tinklą. Nors Krokialaukyje gyvena vos per 200 gyventojų,
Iš pirmo žvilgsnio matyti, kad čia gyvenimas sukasi nenutrūkstamų ratu pro bažnyčią, kultūros namus, mokyklą, tvenkinį. Krokialaukio dvaras minimas nuo 16 amžiaus antrosios pusės. Tuomet jis garsėjo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomeniai auginamais žirgais. Įdomu tai, kad Krokialaukio bažnyčią paskutiniaisiais 19 amžiaus metais pašventino vyskupas Anykščių Šilelio autorius Antanas Baranauskas. Visada smagiai nuteikia Krokialaukio liaudiškos muzikos kapela Mazgucis. Keliaudami maršrutu malonumui judant, jūs susipažinote su Dzūkijos krašto kultūros paveldu, gamtos vertybėmis, paragavote dzūkiškų valgių, pajutote savitą vietos žmonių gyvenimo būdą. O kur dar tradicinės šventės, mugės, renginiai? Nebejojame, kad ne kartą išgirdote nuoširdų dzūkišką kvietimą dar ilgiau pabūts, pakieminėts, pakaštavots. Taigi, laukiame jūsų sugrįžtant.